Na, pats spektaklis tai komedija, konstatiška komedija apie ir dabar Lietuvoje labai paplitusi dalyką Europos Sąjungos lėšų įsisavinimą ir visą tai, kas su juo surišta. Pone, Robertas Lapy, iš Europos Sąjungos. Ir man didelė garbė ir laimė priimti jūs šalia. Lengvai mus radot, pasiklydau, suprantu. Na, bet dabar jūs čia, todėl aš noriu pasakyti, kad mes jūsų laukime. O aš noriu pasakyti, kad aš jūsų ieškojau. Bet mes šiek tiek, na, ne visai apie tai norėjom pakalbėti. Mes norėjom pakalbėti apie tokių mažų žmonių gyvenimą, pakliuvusių į tokią situaciją, kur jiems reikia kažkaip išgyventi, jie labai naudojasi visom tom gerom visokiom būsenom, kurias suteikia Europos Sąjunga. Vietiniais tie bušoniečiai prisigalvoja įvairiausių dalykų tam, kad kažkaip išgyventi. Kaip numanau, tai jūs čia dėl greitkelio projekto. Taip, ir dėl to. O tai tik tai pradžia. Taip, šiam regionui aš turiu numatęs daug didesnio užmojo projektą. Leisit pristatyti. Vienas pagrindinių personažų, viskas nuo jo čia reiškia prasideda ir viskas jo baigėsi. Kas čia? Ne kaip jos dorai panaudojama, o kaip už absurdišką vidury Prancūzijos esantį miestelį, kuris yra 350 km. Nuo jūros yra užsimano pastatyti uostą. Uostas! Uostas? Uostas? Tiksliau sakant, tai čia uosto zona. Štai ką aš vadinu tikrų žmonių. Ir už tai gauna didžiulės ES subsidijas. Pasakykite, kiek čia kilometrų iki jūros? 350. Vis dėlto daug. Na, aš viską numačiau, tai yra patikslinta projekte. Reikia iškasti kanalą. Nes reikalinga apgyvendinti žmonės, kurie statys, kurių ten bus, o nieko nėra, tai yra burbulas. Todėl mes suprojektavom erdvę paviljonų zoną. O šalia prekybos centras, mokykla, stadionas, golfo aikštynas, kazino ir elektrinė, kuri visam tam tieks energiją. Na, o dėl jūsų tų kastuvų skaičiaus, tai sakyčiau, kad 4. Mažint reikia biudžetą mažinti. Apie tokį dalyką, apie tokį absurdišką situaciją, va šita pjesė ir yra. Šitas uosto zonos projektas labai įdomus. Bus paprašiau bananus eksportuoti. Kokius bananus? Jūsų bananus. 150 hektarų, kurios prižiūri renovuojas. Taip, bananai, taip, mes čia bušonė suprantate, turim tiek veiklos. Bananai, avys, veršiai. Turėjom kažką sugalvoti vietoj tų dekoratyvinių vazonų. Kaip jums tokia Europos Sąjungos biurokratų vaidmuo? Man tai patinka. Bet žinote, mes Briuselėje labai sunerimę. O ko? Na, jūsų regione nuolat didėja nusikalstamumas. Jeigu mes gausim pinigėlius, tai aš pats su šaktimis įsipareigoju išrauti visą nusikalstamumą bušone. Stebinat mane. Patikėkit, jau kitą dieną nebus išdaužta nei viena vitrina. Seno kepimo reiškės, kuris irgi svajoja būti. Ar turite bundytis? Eikim pasižvalgyti po bananmešių plantaciją, manau, tada viskas paaiškės. Eikim. Jau! Atėjom. Pradžia! Patiem aktoriam ir man, ir aktoriam, tai čia yra tokia turbūt labai gera aktorinė treniruotė, nes pjesė labai dinamiška, labai daug vyksta visokių pasikeitimų, daug įvykių, daug emocijų ir, nežinau, tikiuosi, kad ir žiūrovom tas bus matyti ir bus įdomu. Tai vadinasi, jūs nieko neturite?
Ne. Nieko. Nieko, išskyrus skolas. Prašau. Nu, tikiuosi, jūs suprantate, kad turėsite grąžinti visą neteisėtai pasisavintą paramą. Jau neskaičiuojant baudos.